Baltijos jūros paplūdimiuose darbą pradėjo gelbėtojai. Daugiausia problemų gelbėtojai turi su girtais poilsiautojais. Statistika rodo, kad dažniausiai nuskęsta alkoholio padauginę vyrai. Sklendimas 200 metrų po 10 miklių. Situacija kaip ši Klaipėdos paplūdimių gelbėtojams ne naujiena. Vos tik atšyla oras, žmonės būriais traukia prie jūros. Gelbėtojai sako, kad maudynės vandenyje neretai pavojingesnės už kelionę automobiliu. Statistika rodo, kad Lietuvos vandens telkiniuose pernai nuskendo tiek pat žmonių, kiek žuvo per automobilių avarijas. Aukų daugiau kaip 300. Gelbėjimo tarnyba antroje Mėnragė. Prašom greitoje. Dėkui. Dažniausiai poilsiautojai kada audringa jūra, jiems žiūri į jūrą kaip į bangavimą, kaip į pramogą. Ir kada eina, nepagalvoja, kad jie rizikuoja savo gyvybę. Jūra kur kas pavojingesnė nei upė ar ežeras. Tačiau atvykėliams iš kitų miestų tai nė motais. Neretai svečiai nepaiso įspėjimų ir drąsiai neria į bangas. Laimė Klaipėdos paplūdimiuose pernai nenuskendo nė vienas žmogus. Kituose paplūdimiuose aukų neišvengta. Pernai Baltijoje skendo tik vyrai, kai kurie jų buvo padauginę alkoholio. Būtent girti poilsiautojai kelia daugiausia problemų. Pasitaiko, ateina ir neblaivių. Aišku, šį sezoną dar mažai jų buvo, bet negerti alkoholinių gėrimų. O kuo tai yra pavojinga, jeigu išgėręs ateisi? Išgėręs žmogus praranda kontrolę, brenda į vandenį, gali nuskęsti, uždusti. Šiemet Klaipėdos paplūdimiuose budės 77 gelbėtojai. Tiek pat, kiek pernai. Žmonių reikėtų dar daugiau, todėl gelbėtojai prašo policijos pareigūnų dažniau patruliuoti paplūdimiuose. Teisėsaugininkai galėtų tramdyti girtus poilsiautojus, bei padėtų spręsti pasimetusių vaikų problemą. Gelbėtojų teigimu, neretai tėvai vaikus paplūdimyje palieka be priežiūros, todėl jiems tenka dirbti ir auklėmis.